čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinosi tarpusavio santykius. Štai čia daug laiko, daug erdvės. Iki Lietuvos grandų dvikovos liko tik viena diena. Apie artėjantį mačą Lietuvos Rytas Žalgiris ir ne tik apie tai Artūras Milaknis. Artūrai, su Lietuvos Rytu šiemet žaidė dvejas visiškai skirtingas rungtynes. Kaip manai, dėl kokios priežasties antrasis mačas buvo žymiai sunkesnis? Manau, tam priežastis buvo ir žaidėjų kaita abiejose komandose, tiek trenerių. Tas galbūt ir lėmė ir be abejo antrosios rungtynės buvo jau finalas, galbūt abi komandos buvo labiau motyvuotas ir to pasekoje gavosi labai įtemptos varžybos. Abiejose rungtynėse Žalgiris už varžovų žymiai pranašesnis buvo kalbant apie atsarginių indėlį. Ar tai reiškia, kad varžovų pagrindinių žaidėjų nuvarginimas yra rimtas ginklas pergaliai pasiekti? Na, nežinau, čia jau kaip treneris iš tikrųjų, mūsų komandai tai stengiamasi tom rotacijom dažniau keis žaidėjus, kad išsaugot geriau rungtyniaujančių žaidėjus rungtynių pabaigai, kad būtų šviesesni, agresyviau gintis ir tas galbūt ir pagelbėjo, nors ir Ryto komandai netrūksta tų žaidėjų, gal tiesiog vieniem pasisekė geriau tą dieną sužais, kitiem prasčiau. Pirmose tarpusavio rungtynėse Žalgiris padarė, pabrėšiu, tik 8 klaidas. Tai reiškia, kad gali žaisti be vaikiškų klaidų. Na, šis sezonas iš vis toks banguotas ir tų klaidų buvo dar daugiau ir mažiau. Ir tiesiog galbūt lemia tas nusiteikimas. Ir sakau, kaip pasikartosiu, kai tai buvo finalas, dėl pirmo trofėjaus žaidėm tą sezoną, tai tiesiog gal buvo visi labiau susikoncentravę, tausojom kamuolį ir to pasekoje padarėm tiek mažai klaidų. Taurės finale buvot labai motyvuoti. Rytoj mačas, kuris iš esmės nieko nelems. Ar nepritrūks motyvacijos? Ne, manau vis tiek jau iškritus iš Eurolygos prie nemažai laiko, trūksta tų galbūt tokių stipresnių rungtynių tiek mum, tiek ir fanai, manau, jau pasilgę tų geresnių, o to labiau su Vilniaus komanda tos dvikovos visada vyksta. Tokios aršios galima sakyti, manau tikrai abi komandos norės laimėti, nesvarbu ar tai lems ar nelems kažką turnyrinėje lentelėje. Bet juk jūs jau žinot, kad esat be 5 minučių LKL reguliariojo sezono nugalėtojai. Nežinau, aišku, dar nesibaigė reguliarusis, taip negalime teikti dar 100%, bet viską darysim, kad išsaugot namų pranašumą ateičiai. Taurės finalas buvo žaidžiamas iškart po dramatiško Žalgirio pergalės prieš Rūdupį. Šįkart turite 4 laisvas dienas po lengvo pasivaikščiojimo su Kauno komanda. Kuris variantas priimtinesnis Žalgiriui? Nežinau, gal ir tas toksai visada, gal tos sunkios rungtynės pusfinalį federacijos tauriai gal toks buvo lengvas sukrėtimas visiems žaidėjams, o dabar turim irgi nemažai laisvo laiko, tai ir žaidėjai ir gavo ir poilsį, ir turime daugiau dienų pasiruošti, todėl treneriai dirba, žiūrim video, analizuojame. Tai ir tas variantas, manau, gerai išėjo, gerą ir išeis. Siemens Arena. Paskutinis kartas sukelia turbūt ne pačius maloniausius prisiminimus. Turiu omeny 7-asias LKL finalo rungtynes. Nu jo, paskutinis toks nelabai gal malonus, bet ne pirmas jau sezonas, kai tenka ten ir iškovoti pergalę ir pralaimėti. Labai didelio tokio ir nėra, manau, skirtumo. Koks pagrindinis skirtumas tarp praėjusio sezono batalijų ir tai, kas vyksta dabar? Na, nežinau, gal dabar taip nieks labai to nepačia to tokio burbulo, nes dar tik tai reguliarusis gal, kai ateis Baltijos lygos finalo ketvirtas ir Lietuvos
kai finišuosim Lietuvos krepšinio pirmenybėse finalais, tai manau tas pakils ažiotažas labiau ir gal tų spekulacijų padaugės, bet dabar tai kažkaip viskas ramu kol kas, bet jau man taip atrodo. Grįžtant prie VTB reikalų, ar jau supratot, kodėl Žalgirio nebus top 4? Net nežinau, kaip čia dabar tokias, nevykusios rungtynės, tos buvo tokios galimas kitos ir lemiamos turėjo būti ir nežinau, kodėl taip atsitiko ir po šiai dienai dar taip visi taip vis karts nuo karto užsimenam, bet taip, nežinau, taip labai nepergyvenam, bet aišku ir skaudu, kad nepatekom tarp tų 4 stipriausių ir jau, kaip sakoma, vienas trofėjas jau nuplaukė, bet nusprendėm braukt brūkšnį ir žiūrėti ateitį. Daugelis specialistų VTB lygą vadina draugišku turnyru. Kaip šį turnyrą vertina patys krepšininkai? Nežinau, turnyras, manau, tikrai išėjo į naudą, atsisakant Baltijos pirmenybių, nes varžovai tikrai ryškiai stipresni buvo ir tas tvarkaraštis galbūt susidėliojo visai neblogai ir gavosi ir gerų rungtynių, ir poilsio užteko, tai aš tai vertinčiau tik teigiamai ir sakau, tik vienintelis galbūt trūkumas, kad nepavyko taip sukovotam turnyrę, kaip visi tikėjosi. Bandysime galbūt kitiem metam atidėti. Dar šiek tiek apie rinkimus. Net 6 lietuviai yra pretendentai tapti geriausiais sezono Eurolygos krepšininkais. Ar ne per anksti daryti tokius rinkimus, kol neaišku, kaip kas pasirodys svarbiausiame finalo 4 etape? Nežinau, čia jau Eurolygos vadovų turbūt jau tas toks sprendimas rinkti dabar, bet manau, kai vis tiek renkamas toks kaip ir visą sezoną, galbūt ne tų paskutinių rungtynių, ne finalo 4, nes finalo 4 išrenkamas tas jau naudingiausias to finalo 4, o čia galbūt reguliaraus, tai kad tie visi žurnalistai ir fanai visi išrinktų jų manimų geriausią žaidėją reguliaraus sezono. Ir pabaigai grįžkime ten, nuo ko pradėjom. Koks bus rytojaus mačas? Greitas, lėtas, emocingas, ramus, su daug taiklių metimų ar daug klaidų? Nežinau, man atrodo, visko po truputį tikrai bus ir kažko išskirti tikrai, nežinau, nesinorėtų, bet manau, abi komandos kovos tik dėl pergalės ir, nežinau, pamatysim šeštadienį iš tikrųjų, kaip bus ir, bet visi mes tai tikimės grįžti su pergalė iš Vilniaus. To ir linkim sėkmės. Dėkui. Buvo tiek, kad tikrai. 7 pasaulio čempionai, 4 maskviečiai, 3 kauniečiai, aiškinosi tarpusavio santykius. Štai čia daug laiko, daug erdvės.